Nu ką, kokteilių draugai, visai netikėtai, ar ne? Žodžiu, esu visai kitoje vietoje. Šalia manęs labai gražus židinys, šventiška nuotaika. Na, bet kur tiksliai aš esu ir ką aš čia veikiu, netrukus jums viską papasakosiu. Bet vėlgi, kaip visada, viskas suksis apie dar vieną skanų ir gerą kokteilį. Tai jei mėgstate mano video, nesidrovėkit, spauskit patinka, dalinkitės bei užsiprenumeruokit mano kanaliuką YouTube Aurimo baras. Tai ką, pradžiai tiek ir galim pradėti. Tai kaip visada, draugai, jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis. Į barą. Tai sveiki dar kartą, mano kanaliuko prenumeratoriai, mano Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kaip visada, su jumis sveikinuosi aš, Aurimas. Bet šį kartą, žinokit, ne į savo namų baro, o iš tokios labai puikios vietos. Tai noriu padėkoti vienam labai fainam žmogui, Audriui, kuris pasikvietė į savo... Palauk, Audriau, kur ten mane pasikvietė? Gerai, juokauju. Kuris mane pasikvietė į Stasinės dvaro sodybą. Tai yra tikrai nuostabi užeiga. Kėdainių rajone, netoli tokio Lančiūnavos miestelio, tai jei kada pro šalį važiuosit, būtinai užsukit, tikrai skanus maistas ir galėsit atsigerti kokio šalto alaus. Žinote, gėlus man labai patinka. Gerai, tai užteks, Audriau, tau tos reklamos, o dabar pradėsim ir eisim prie reikalų, prie to, ko mes čia visi ir susirinkom, prie dar vieno gero ir skanaus kokteilio. Tai šiandien, draugai, aš jums papasakosiu apie dar vieną įdomų tokį klasikinį kokteilį pavadinimu Sidecar. Taigi, kaip visada, pradėsiu nuo kokteilio atsiradimo istorijos. Tai Sidecar kokteilis, kaip ir kai kurie kiti klasikiniai kokteiliai, tai jo atsiradimo istorija nėra tokia visiškai aiški. Tačiau taip bendrai yra sutinkama, jog šis kokteilis galbūt buvo išrastas Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje. Na ir čia jau yra tokio bendro pobūdžio legenda, kuri neva teigia, kad Sidecar kokteilį išrado vienas Amerikos armijos kapitonas, kuris Pirmojo pasaulinio karo metais važinėjo su motociklu, prie kurio buvo pritvirtinta šoninė priekaba. Nes tuo metu tai iš tikrųjų buvo labai populiari transporto priemonė. Na ir sukūręs tą kokteilį, kapitonas pavadino būtent tos šoninės priekabos garbiai – Sidecar. Na, o kalbant šiek tiek apie konkretesnius dalykus, apie tam tikrus šaltinius ir pavardės, tai pavyzdžiui vienas žymus 20-ojo amžiaus barmenas vardu Frank Meyer, jisai neva teigia, kad atrado šį kokteilį dirbdamas bare, kuris buvo labai žymiam The Ritz viešbuty Paryžiuje. Taip pat kalbant apie šio kokteilio receptą, tai pirmą kartą Sidecar kokteilio receptas buvo atspausdintas 1922 metais tokioje kokteilių knygoje pavadinimu Cocktails – How to Mix Them. Na ir po receptų šioje knygoje buvo dar toks prierašas, kad nors kokteilis Sidecar buvo populiarus Prancūzijoje, bet pirmą kartą jis buvo pristatytas tokiame Bucks Club bare Londone. Ir šį kokteilį pristatė toks barmenas Pat McGarry. Tai iš to galim daryti išvadą, kad galbūt Sidecar kokteilis buvo ir išrastas Londone mano minėto barmeno. Taip pat yra kitas šaltinis, kita tokia kokteilių knyga. Vienas žymus 20-ojo amžiaus barmenas Harry McElhone buvo išleidęs kokteilių receptų knygą ABC of Mixing Cocktails. Tai šią knygą jis išleido 1923 metais. Ir joje taip pat buvo nurodoma, kad Sidecar kokteilis buvo išrastas Bucks Club bare Londone ir jį išrado mano prieš tai minėtas barmenas Pat McGarry. Bet toliau prasideda patys įdomumai. Kiek vėliau Harry McElhone tais pačiais 1923 metais išleidžia vėlesnio tiražo tą pačią kokteilių knygą ABC of Mixing Cocktails ir būtent vėlesnėme leidinyje Harry McElhone jau rašo, kad tai jisai išrado Sidecar kokteilį.
Na ir dar kiek vėliau, po keliasdešimt metų, tai 20 amžiaus vidury, 1948 metais, toks asmuo David Embury išleidžia kokteilių knygą, kuri vadinasi The Fine Art of Mixing Drinks. Ir būtent šioje knygoje, nedetalizuodamas, rašo, kad Sidecar kokteilis buvo išrastas jo vieno draugo Paryžiuje, bare. Ir dažnai į tą barą atvažiuodavo kareivis su motociklu, kuriame buvo pritvirtinta šoninė priekaba. Tai pamenat, pradžioje kalbėjau apie šią legendą. Na ir tas David Embury, tas asmuo, jisai neaprašo tiksliai, kuriame Paryžiaus bare ir kas išrado tą kokteilį, bet dauguma sutinka, kad galbūt tai galėjo būti mano prieš tai minėtas Harry McElhone. Na, šiek tiek suprantu, kad šiek tiek gali būti painu, per daug tų tokių pavardžių, kokteilių knygų. Na, apibendrinant galim sakyti, kad iš tikrųjų nėra tiksliai žinoma, ar Sidecar kokteilis buvo išrastas Londone, ar išrastas Paryžiui, ar jį išrado Harry McElhone, ar Pat McGarry, ar prieš tai mano minėtas Frank Meyer barmenas. Na, bet ką tikrai žinau, tai iš tikrųjų skanus kokteilis ir ypač patiks tiem, kurie mėgsta gerą konjaką. Taip pat, draugai, sužinojot apie Sidecar kokteilį, jo atsiradimo istoriją, o dabar nuo teorijos perinam prie praktikos. Einam gaminti kokteilį. Taigi, kaip matot, pakeičiau lokaciją dabar, už manęs yra tikras baras. Žodžiu, taip irgi ingredientus jau susiruošiau. Tai pradžiai aš jums parodysiu, kaip pasigaminti tą tokį originalų pirminį Sidecar kokteilio variantą, kuris, kaip ir minėjau, pasakodamas apie šio kokteilio atsiradimo istoriją, buvo išspausdintas 1922 metais. Tai šiam Sidecar kokteiliui jums reikės konjako, apelsinų likerio, šviežiai spaustų citrinų sulčių, na, bei šiek tiek cukraus stiklinės papuošimui. Taip, tai pirmiausiai pradėsiu nuo stiklinės, pasiruošim stiklinę. Tai pirmiausiai stiklinės kraštus aš taip aplink padarau su citrinos griežinėliu. Dabar taip, čia yra baltas cukrus, tai dabar stiklinę dedu taip į cukrų. Palauksiu keletą sekundžių, kol cukrus prilips prie stiklinės kraštų. Na va, galiu pakelt. Šiek tiek nupurtau to cukraus, kuris taip gerai neprilipo. Na štai, stiklinė gražiai atrodo. Dabar šiek tiek ją padėsiu į šalį. Gerai, tai dabar Sidecar kokteilį mes gaminsim kokteiliniai. Tai gerai, pradėsiu pilt ingredientus. Tai pirmiausiai nuo konjako. Tai į kokteilinę pilu 30 ml konjako. Taip. Tada tiek pat, tai yra 30 ml apelsinų likerio. Na ir paskutinysis ingredientas, tai yra šviežiai spaustos citrinų sultis, jų taip pat reikės 30 ml. Taip, kokteilinę pripildau ledukais. Na ir pripildžius ledukais, kokteilinę uždarysiu ir paplaksiu gerai apie 12 sekundžių. Taip, gerai išplakus. Naudodamas dar setelį, viską pilu į stiklinę.
Na va, ir turim 1922 metų Sidecar kokteilį skanaus. Gerai, tai dabar aš jums pasiūlysiu kiek kitokią, modernesnę Sidecar kokteilio variaciją, kurią yra sukūręs vienas profesionalus barmenas ir kas man labai patinka, kad šioje variacijoje kokteilio išryškėja labiau konjako skonis. Tai šiam Sidecar kokteiliui jums reikės, tai be abejo, konjako, apelsinų likerio, šviežiai spaustų citrinų sulčių, žiupsnelį druskos bei demararą rudojo cukraus sirupo. Tai kalbant apie cukraus sirupą, tai aš naudosiu tą vadinamą turtingąjį cukraus sirupą. Tai yra 2:1 santykių, 2 cukraus, 1 vandens. Tai apie ingredientus pasakiau, galim tada pradėti gaminti kokteilį. Taip, tai į kokteilinę pilu 60 ml konjako. Taip, tada 22,5 ml apelsinų likerio. Taip, tiek pat, tai yra 22,5 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių. Taip, įberiu žiupsnelį druskos ir rudojo demararą cukraus sirupo. Vieną tokį šaukštelį baro, tai čia kažkur bus maždaug apie 5 ml. Taip, dabar kokteilinę pripildau ledukais. Taip, pripildęs kokteilinę ledukais, uždarau ir plaku vėlgi maždaug gerų 12 sekundžių. Slyba. Nu va, gerai išplakęs. Atidarau kokteilinę. Pasiemu setelį ir viską pilu į stiklinę. Na štai, draugai, turim tokį modernų Sidecar variantą skanaus. Na ką, pasigaminau 2 kokteilius, o dabar ką, metas juos padegustuoti ir pasižiūrėti, kuris man labiau patiks. Na ką, kokteiliai pagaminti, tai dabar prasidės ta smagioji video dalis, tai ragausiu kokteilius. Kaip tik ir židinys už manęs jau užgeso, bet triukas mane pašildys. Gerai, tai pradėsiu pirmiausiai nuo to pirmojo kokteilio, to pirminio recepto 1922 metų. Gerai, bandau paragausiu. Gerai.
Tikrai neblogas kokteilis, lengvas, bet man šiek tiek labiau jaučiasi citrinų sultis. O kadangi šiam kokteiliui yra naudojamas geras konjakas, tai man asmeniškai norėtųsi šiek tiek daugiau jausti būtent konjako, kuris, manau, puikiai čia atsiskleistų. Tai būtent antrasis kokteilis ir manau, man tą pasiūlys. Tai va toks modernesnis variantas. Gerai, tai dabar paragausiu tą antrąjį. Va, čia iš karto daug labiau pasijaučia konjakas, kuris puikiai žaidžia su kitais čia skoniais, bet jis man čia pats pirmas pasijaučia tik paragavus, kas tikrai man labai patinka. Aišku, skonis yra subjektyvus dalykas, gali būti kiekvienam skirtinga, bet kadangi aš čia geriu kokteilius, tai aš darau pagal save. Na va, tikrai šitas super. Tai va. Na ką, mano kokteilių draugai, viskas, tikiuosi šis video patiko. Na ir ką, noriu palinkėti jums šiaip tokių gerų naujų 2025 metų. Ir kai tik turėsit progą, būtinai paskanaukit kokio gero, skanaus kokteilio. Tai iki susimatymo kitą kartą.